Taigi vaikučiai šiandien jūs klausydami muziejininkės pasakojimo, naudodamiesi įvairiais istoriniais šaltiniais ir kurpytėm, ir kopinytėm, ir ten visokių daiktų, pagilinsite savo žinias apie slaptasias mokyklas, dar kitaip vadinamas daraktorinės, ir gebėsite sulyginti, kuo skiriasi dabartinės mokyklos nuo tų senųjų, nuo tų slaptųjų mokyklų. Kas gi vyko Lietuvoje tuo spaudos draudimo laikotarpiu? Galite, gerai? Buvo slaptosios mokyklos, slaptai mokoma lietuvių kalbos. Taip, tiesą sakai, bet aš dar kažko žinau. Rusai buvo bandę užgrobti Lietuvą, iš pradžių uždraudė spaudą, po to uždraudė nelietuviškas mokyklas ir žmonės, kurie nenorėjo, kad savo vaikų leisti į rusiškas mokyklas, gal eida į daraktorių mokyklas. Šaunuoliai teisingai, labai gražiai tarmiškai šneki. Trys, tai važiuokit pasidalinkit. Dabar jūs labai pasijėti mergaitės ant Žiūrėkit, labai stipriai perspausit negerai. Iš apačios, matot, kaip perspausta? Ir purvinas, pažiūrėkit, kaip. Taigi šita pamoka apie raštą, apie šriftą, apie tai, kaip tas rašto kilmės aiškinom, bet kiekvienas raštas, kiekvienas žmogaus pasakyta mintis arba yra surašoma į kažką tai tekstą, taip, o tas tekstas turi turėti savo šriftą. Ir spausdintinės knygos, ir rašytinės knygos yra parašytos tam tikru šriftu, tam tikru raštu. Taip? Taigi raštas vienodas, raštas vienodas, vadinasi šriftas. Čia irgi kreidė. Pažiūrėkim. Gerai, labai gerai, kur su ornamentais turi šaunuolė svajūnė. Viktorija labai gražiai. Tikrą inicialinę raidę, kuri su ornamentais, su papuošimais. Čia labai lygiai. Šaunuolė, labai gerai. Matote, gerai piešia. Tu geras. Žiūriu. Tu geras, kiek aš geras. Gerai, dar antrą kartą pakartoti, kad būtų. Aha, va, labai gerai. Mato dažo, visokie dalykai dažo. Ir brokų dažo. Gerai. Grafyro. Labai gerai.